Sveiki, laba diena. Bendra taro prognozė Liepos mėnesiui Vėžys, Liūtas, Mergelė. Pradėsime nuo Vėžio. Jei nesate prisijungę į mano YouTube kanalą, kviečiu jungtis, būtų labai malonu. Dėl asmeninių taro konsultacijų kreipkitės privačiai, jeigu kažką tai domina. Ir pasižiūrėkime bendrai, koksgi Liepos mėnesis Vėžiukų. Taip. Kokios gi energijos, savijauta, finansai, kažkaip tai nelabai ryšku, nieko. Asmeninis gyvenimas, jausmai, šeima, darbas, staigmena ir naujiena. Taip, dabar kokios gi energijos? Vis dėlto tai yra kvailys, tai yra nulis. Žmogus galbūt tiesiog Vėžys Liepos mėnesį nuspręs, kad vis dėlto atėjo laikas kažką tai pabaigti ir pradėti tiesiog kažkokį savo gyvenimo etapą iš naujo. Arba tai norom, nenorom, vis dėlto bus kažkokie tai įvykiai, kur Vėžys turės kažką tai pradėti iš naujo. Tai yra nulis. Suprantat. Bet iš tikrųjų tai tokios ir energijos, va tokios situacijos, kad galbūt Vėžiam reikėtų atkreipti dėmesį, kad jie tiesiog nesielgtų neatsakingai, suprantat. Va būtent tas neatsakingumas, nepasielgti kvailai, galbūt iš impulso, ta prasme, toks, žinot, kaip būna toks impulsas, sekundės kažkokie dalykai ir kažkokius sprendimus priemam, ta prasme, neapgalvotai. Taip, tai galima sakyti, galbūt yra naujų pradžių galimybės, pradėti viską nuo nulio. Tai absoliučiai tas, ko Vėžiai galbūt niekados net nėra darę. Arba vis dėlto gali tokios būti tokios situacijos, kad Vėžiai gali truputėlį elgtis kažkur tai neatsakingai. Kažkokie įvykiai vyks ir galbūt pasielgs impulsyviai ir galbūt nelabai atsakingai. Neapgalvotai gerai supranta. Dabar savijauta. Va būtent savijauta tai yra šeima, namai, materialus pasaulis. Vis dėlto Vėžiai galbūt galvoja apie šeimą, va būtent. Tai gali būti kažkoks nekilnojamas turtas, kažkokie dalykai, ar tai kažkas yra susiję vis dėlto su šeima, su giminė, galbūt kažkokios tai šventės organizuojamos, susitikimai, va ta savijauta, va tokia, vis dėlto tai sukasi apie šeimą, apie giminę, apie kažkokius tai tokius va įvykius. Bet tai yra materialus pasaulis, suprantat, kad vis dėlto šeimai būtų gerai. Finansai, va finansuose vis dėlto Vėžys kažkokios tai emocijos tokios, daug minčių, daug visokiausių dalykų, galbūt va tokie įvykiai vyksta finansinėje srityje, kažkas netikėto, kad tiesiog išbalansuoja Vėžį tiesiog galbūt ir iš pusiausvyros. Bet tos va mintys, žinot, va tas daug minčių, daug planų, viskas dar planuojama, galvojama, daroma, galbūt vėl ant karšto. Tai vis dėlto kažkokia nauja materiali pradžia ir kažkokios perspektyvos. Va būtent galbūt Vėžiai vis dėlto ieško, galvoja, ta prasme tai mūsų mintis, kažkokių naujų finansinių perspektyvų, kažkokių naujų galimybių. Tai gali būti ir susijęs su užsieniu, suprantate. Tai ir ta savijauta vis dėlto parodo, kad vis dėlto Vėžys galvoja apie šeimą, apie namus, ta prasme, ir apie materialų pasaulį. Tai va galbūt kažkokie tai planai vis dėlto yra, ta prasme, kažką tai naujo pradėti, kažką tai naujos idėjos. Asmeninis gyvenimas, jausmai, šeima, tai vis dėlto kažkoks tai impulsas yra. Pasižiūrėkim. Žinot, vis dėlto toks impulsas toksai yra, kad galbūt Vėžiai
galvoja apie kažkokį tai žmogų, kuris yra nutolęs iš vėžio gyvenimo, arba jisai tiesiog impulsyviai galbūt norėtų truputėlį nutolti nuo visko. Tiesiog žmogus, kuris atėjo tas dalykas, kad tiesiog pavargo, nori galbūt nutolti nuo visų truputėlį, atostogų galbūt žmogui reikia, kad pailsėtų tiek fiziškai, tiek morališkai ir pasisemtų kažkokių tai dvasinių jėgų, kad pasisemtų tiesiog savo stiprybės, energijų, suprantate. Tai va, bet čia tik tai toks tai impulsas, čia tik tai mintis, ta prasme tokios energijos, kad va padarysiu, nutolsiu, pailsėsiu ar dar kažką. Tai. Žinot, ir vis dėlto tas nutolimas yra, kad kažkoks tai vis dėlto gyvenimo įvykis bus Liepos mėnesį. Vėžiam įvykęs, kas buvo stabilu, kas buvo užtikrinta, galima sakyti, kažkam atėjo laikas tiesiog pasibaigti, taip. Ir vis dėlto yra kažkokia tai pabaiga, suprantat, kažkas tai vyksta, kažkas baigėsi. Bet tai, galima sakyti, natūralus procesas, tai buvo neišvengiama. Ir galbūt dėl šito įvykio tiesiog vėžiai norėtų arba tiesiog užsisklendę truputėlį savyje, tiesiog, kad galbūt surastų sprendimus kažkokius išmintingus, pasižiūrėti, kaip šitoj situacijoje reikia elgtis. Nes, ta prasme, reikia galbūt susivokti pačiam vėžiui šitoj situacijai, suprantat. Ir kad atsigautų ir žmogus eitų ieškoti sprendimų toliau. Darbe yra maži konfliktai, darbe kažkokios konfliktinės situacijos, kažkokie tai mažos konfliktinės situacijos, bet vis dėlto tai gali būti susijęs su šeima, tai galbūt yra šeiminis verslas. Ir va būtent reikia priimti kažkokius vis dėlto sprendimus, kažką tai keisti, kažką tai daryti, gerai viską apsvarstyti. O jeigu tai vis dėlto ne šeima, tai vis dėlto kolektyvas yra. Va būtent kažką darbe reikėtų vis dėlto pagalvoti, ką keisti, kaip keisti, žodžiu. Staigmena ir naujiena, va būtent staigmena yra tam stabilume, kur atrodo viskas yra stabilu, viskas labai gerai. Čia šnekam apie žmogaus emocinę būseną, be abejo, žmogaus emocinę būseną, tai kada jis jaučiasi gerai, tai bet kokioje srityje jis jaučiasi gerai. Taip, tai gali būti šeima, darbas, dar kažkas, tai tiesiog mes jaučiame stabiliai, kad viskas yra gerai. Ir va būtent ta naujiena yra, tai bus, ta prasme, staigmena tokioj srity, kur vėžys jaučiasi stabiliai, kad jisai įsivaizduoja, kad čia viskas labai labai gerai. Stabilu ir niekas jau, ta prasme, užtikrinta. Ir vis dėlto ta naujiena yra ta, kad vis dėlto tai gali būti trečias asmuo, kažkoks tai savo srities specialistas, kuris vis dėlto būtent tą stabilumą ir išbalansuos, kažkokią naujieną iš kažkokio žmogaus. Savo srities specialistų. Tai čia, žinot, medikas, advokatas, teisininkas, koksai ten patarėjas, santechnikas ir tai savo srities specialistas, žodžiu, kažkas tokio. Tai čia vis dėlto ir parodo būtent tą asmeniniam gyvenime ir tuos pasikeitimus, taip kad kažkas tai, kas buvo stabilu, atėjo laikas pasikeisti, subyra, ta prasme, viskas. Ir pasižiūrėkime dabar, į ką atkreipti dėmesį vėžiai turi būtent Liepos mėnesį. Į ką atkreipti dėmesį. Šeima, santuoka, sutuoktinis ir finansai. Dabar žiūrėkite, atkreipkite dėmesį, būtent ta šeima, šeiminė laimė, taip santuoka, sutuoktinis arba tai tiesiog nusistovėjusios taisyklės, taip. Tiesiog būtent galbūt vėžys gyvena šitaip, nes būtent subirėjo, taip galbūt tas nusistovėjusios, ta rutina, ta prasme, tas stabilumas. Tai tiesiog
žinot, žmonės gyvena pagal tradicijas, taip, o jau jie savo turi ten tos gyvenimo įpročius ir taip tęsia savo gyvenimą. Ir tai būtent yra finansai arba vis dėlto žmogus, kuris rūpinasi, tai galbūt sutuoktinis, kažkokie sutuoktinio finansai. Finansinė situacija, atkreipkite dėmesį taip, o jeigu vėžys vis dėlto yra vyriškis, tai gal atkreipkite dėmesį į savo finansinę padėtį. Ta prasme, atkreipkite dėmesį, galbūt ar galite, ar negalite kažko tai leisti, kaip viską daryti, suprantat, bet tai vis dėlto yra šeima. Ir, žinot, kaip sakant, žmogus pripratęs taip gyventi ir kažkokie pasikeitimai minimalūs jau jį išveda iš vėžių išmuša. Tai gal vis dėlto reikėtų apsvarstyti situaciją arba tiesiog ieškoti sprendimų ir pradėti gyvenimą va būtent nuo nuliuko, taip. Bet tai neišvengiama, suprantat, jeigu kad ir bandysite kažką tai gelbėti, daryti, tai vis dėlto atėjo tas dalykas, kad tai turėjo įvykti. Taip, ir vis dėlto šita situacija, tai gali būti konfliktinės situacijos su žmona, mama, su moterimi, galbūt kuri finansiškai kažkokie tai finansai, tai vis dėlto jeigu tai yra galbūt vyriškis, tai galbūt bus konfliktinės situacijos, va būtent dėl finansų, dėl viso kito su žmona. Bus tikrai konfliktinės situacijos, nors gali būti tai moteris, galbūt tas trečias asmuo, va būtent ta žinutė, taip. Tai yra moteris, kuri rūpinasi finansais, bet tai gali būti ir bankas. Kokia banko direktorė, tai moteris, kuri valdo finansus, taip. Ir tai vis dėlto yra kažkokios konfliktinės situacijos, intrigos ir tikrai nieko gero. Ir va būtent, kad ir labai pergyvenate, bet susiorientuokite, susikoncentruokite, galbūt nešvaistykite veltui energijos, va būtent tom konfliktiniam situacijom, kad bet kokią kainą aš laimėsiu, bet kokią kainą aš nugalėsiu. Galbūt va reikia elgtis išmintingai. Suprantat, nes va tas va švaistimas energijos, tai vis dėlto jūsų ir baimės yra, ta prasme, jums tikrai nepadeda. Susikoncentruokite į kažką tai ir iš tikrųjų galimybės yra vėl pradėti viską iš naujo. Suprantat, kad gyvenimo periodas, ta prasme, prasidės, tai yra galimybės, bet reikia būtent galbūt, jeigu švaistysite energiją konfliktam, be abejo, jūsų energijos eina per nieką. Tai va, toksai Vėžio Liepos mėnuo, be abejo, tai ne visiems vėžiam tiks, bet galbūt kažkas tai atras kažką tai ir savo. Dabar žiūrėkime Liūtas. Taip, Liūtas. Energijos, savijauta, finansai, asmeninis gyvenimas, jausmai, šeima, darbas, staigmena ir naujiena. Kokios energijos, kas vyksta Liūtų gyvenime Liepos mėnesį? Vis dėlto tai gali būti iš tikrųjų kelionės kažkokios. Taip, tai gal iš tiesų Liūtai Liepos mėnesį keliaus kažkur. Arba vis dėlto yra tokios energijos, tokie įvykiai, kad vis dėlto Liūtai kažką tai turės palikti ir eiti vis tiek į priekį, kad ir kaip baisu, kad ir kaip galbūt nesinori, bet vis tiek turi. Tai žiūrint, tai nesvarbu kokias sritis, tai gali būti jausmai, darbas, žodžiu, tai ėjimas į priekį. Ir iš tikrųjų tas ėjimas į priekį, va būtent irgi labai dažnai nepriklauso nuo pačio žmogaus. Kad atėjo tas momentas, viskas. Ta prasme,
Daleiskim, jeigu tai darbas, tai arba žmogus savo noru nusprendžia išeiti iš to darbo, nes jam kažkas nepatinka, arba tiesiog sužino, kad ten darbo kontraktas yra nepratęsiamas. Bet be abejo, kažkas tai baigęs ir einam į priekį, kažkas tai turi būti geriau. Dabar va būtent savijauta, va būtent ir yra savijauta, kad liūtai vis dėlto tokia savijauta, kad vis dėlto galvoja, tas mąstymas, kiek duodu, kiek gaunu. Jeigu tai šnekam apie materialų pasaulį, tai galbūt kiek dirbu, koksai atlyginimas, kiek išleidžiu, kiek uždirbu, galbūt kiek šeimai skiriu, kiek gaunu. Suprantat, va šita savijauta, būtent sverimas va būtent šitos visos situacijos, tai vis dėlto šnekam apie materialų pasaulį. Va ta savijauta galbūt, bet gal patys ir liūtai yra tie žmonės, kurie tik ima ir nieko neduoda, suprantat, tai irgi gali būti tas variantas, kad tiesiog žmogus nori, kad visi nori mažai dirbti, daug uždirbti. Žodžiu, finansuose vis dėlto šnekam apie pentaklių karalienę, tai yra kas? Tai yra mama, žmona, galbūt būtent Liepos mėnesį liūtas gali priklausyti finansiškai nuo žmonos mamos, galbūt moteris tiesiog kažką tai, o galbūt va būtent bus šitie finansai Liepos mėnesį, tiesiog kažkas tai vyks būtent susijęs su žmona, mama, galbūt ta moteris tiesiog spręs finansinius reikalus Liepos mėnesį. Bet jeigu tai nei tas, tai tiesiog liūtai turėtų jaustis gerai finansiškai, stabiliai, saugiai, nes jie ką dirbo, jie užsidirbo. Suprantat, jų finansai tokie, kad, kaip sakant, jie nusipelnė to, ką turi. Tai yra saugumas, stabilumas finansinis. Dabar savijauta, asmeninis gyvenimas, jausmai, šeima, vis dėlto kažkokie tai viesuliukai asmeniniam gyvenime vyksta, kažkokie tai, bet tai mūsų mintys, supranta, tai va galbūt kažkas tai kažką tai pasakė, tiesiog galbūt patys liūtai dėl kažkokių tai priežasčių tiesiog užsiplieskė, žinot, kažkokios konfliktinės situacijos, ta prasme išprovokuoja liūto tą nestabilumą, žinot, kaip sakant. Galima sakyti, toksai karo stovis, piktis galima sakyti, taip, bet jisai labai greitai užsiplėskė ir greitai baigėsi, bet jisai labai audringas. Arba tai tiesiog jaučiasi liūtai šitaip. Nes va būtent liūtai, dėl ko šitie dalykai vyksta, va šitie bangavimai tiesiog kažkokie tai. Liūtam yra labai svarbu jaustis gerai finansiškai ir jie galvoja apie save. Finansiškai jie galvoja tik tai apie save ir va būtent kažkokios tai paslaptys, kažkokie tai neaiškumai. Tai galbūt vis dėlto yra susiję kažkas su materialiu pasauliu ir kažkokios situacijos neaiškios, nelabai suvokiamos. Ir tą išprovokuoja tokius, galima sakyti, vos ne pykčio priepuolius ar dar kažkokius kitokius dalykus. Darbas, darbe vis dėlto šnekam apie mažus finansus, arba vis dėlto liūtas turi galimybę užaugti, bet šiuo metu tai yra maži žingsneliai, bet žinot, kas yra. Liūtas gyvena svajonėmis ir va maži konfliktai, suprantat, liūtas daug galbūt prisiplanuoja, galbūt daug kitiem prišneka, pripasakoja, jisai gali sukurti geriausius darbo planus, bet jisai nieko pats nerealizuos. Suprantate, tom ir viskas pasibaigs tokiom svajonėm, taip? Ir va būtent tie va tokie kažkokios mažos konfliktinės irgi situacijos, suprantate, tai galbūt va piktis, kad manęs niekas nesupranta, man atlyginimo nedidina ar dar kažką, bet iš tikrųjų galbūt liūtas tiesiog daug šneka, bet iš tikrųjų realiai fiziškai
kad kažką tai darytų, dirbtų, taip nėra. Bet jisai turėtų galimybės užaugti, bet be abejo, dar šiuo metu galbūt jam trūksta kažkokio atsakomybės jausmo, ar tiesiog reikia užaugti. Staigmena ir naujiena. Va būtent staigmena yra iš šitos srities, kad vis dėlto liūtas kažkaip galvojo, kad vis dėlto kažkokia situacija galbūt gyvenime susitvarkė, kažkokie gyvenimo sunkumai pasibaigė ir atrodo viskas jau yra stabilu, jau viskas gerai, bet va būtent ta naujiena tokia yra, ko liūtas nenori pripažinti, suprantate. Jisai vis dėlto nenori kažko matyti, jisai kažko tai nenori pripažinti ir galbūt vis dėlto tas laukimas yra. Galbūt šitoj situacijoje yra toksai kažkoks tempimas, suprantat, laiko, kad, reikia palaukti, dar niekas nevyksta. Arba patys liūtai vis dėlto bando išlaukti kažko tai. Į ką turi atkreipti liūtai Liepos mėnesį? Va būtent tas įvykis, kuris vyksta liūtų gyvenime. Liūtai turi pamatyti realiai situaciją. Jie kažko tai nenori matyti. Ir šita situacija yra įtempta, arba tai vis dėlto yra žinutė. Vis dėlto kažkokia žinutė yra, suprantat, kažkas reikia į šitą situaciją atkreipti dėmesį. Ta prasme, žmogui reikia galbūt atsimerkti ir išanalizuoti tą situaciją ir pasižiūrėti ją galbūt iš visai kitaip, realiai pasižiūrėti situaciją, kodėl aš dabar šitaip jaučiuosi, kodėl mano gyvenime šitie įvykiai vyksta, kaip aš galiu pakeisti. Ne vadovautis savo įsitikinimais, ne vadovautis savo kažkokiom tai ambicijom ar dar kažkom, bet tiesiog pasižiūrėti ir vis dėlto tai šnekame apie darbą. Tai šnekam apie darbą ir apie naują pradžią. Tai galbūt vis dėlto yra kažkokios galimybės netgi pakeisti darbo vietą ar dar kažką, ar būtent toj senoj darbo vietoj yra galimybės naujos. Bet reikia tiesiog galbūt įdėti daugiau jėgų, suprantat. Nes galbūt tiesiog ir bus gaus kažkokį pasiūlymą naują darbą, suprantat, bet liūtas kažko nenori, nes galbūt tai ne jo specialybė, galbūt netinka miestas, galbūt dar kažkas, reikia pasvarstyti, pasižiūrėti. Nes būtent vis dėlto kas yra, tai galbūt yra tos taisyklės nusistovėjusios, suprantat, žmogus pripratęs taip gyventi. Arba tai yra vis dėlto sutuoktinis. Galbūt liūtam yra sutuoktinis, tai šnekam ne apie patį liūtą, šitie visi dalykai, bet ir susijęs sutuoktinis, santuoka. Ir būtent liūtas daug tikėjosi, bet neturi to rezultato, taip, bet galimybės yra geros ir iš tikrųjų reikalingas laikas. Rezultatas turi būti, čia vėl šnekam apie materialų pasaulį, reikalingas laikas ir tos perspektyvos galimybės geros gali būti netgi susijusios su užsieniu. Tai va, toksai liūtų. Taip, tai yra šeima. Žmogus nutolęs. Va būtent šeimoje, kas vyksta šeimoje, elkitės išmintingai arba kreipkitės pas žmogų išmintingą, kuris galbūt gali duoti gerus patarimus jums. Nes jūs nesuvokėte realiai situacijos, matot galbūt viską iškraipytai, suprantat. Kažkokios atrodo paslaptis, neaiškumai, suprantat, ir matom, atrodo, tą situaciją matom šitaip, o jinai visai kitokia. Tai būtent reikia išminties, reikia galbūt atkreipti dėmesį į mažus dalykus ir pamatyti tą situaciją visai kitaip. Ta prasme, išsiaiškinti paslaptis.
Bet reikia žiūrėti tas paslaptis, iš kur ateina, iš jūsų baimių, iš jūsų įsitikinimų, ar tiesiog tikrai kažkokios paslaptis yra jūsų gyvenime Liepos mėnesį. Kažkas galbūt slepiama. Taip. Ir dabar mergelės. Pasižiūrėkime. Kas vyksta Liepos mėnesį mergelio gyvenime. Energijos, savijauta, finansai, asmeninis gyvenimas, jausmai, šeima, darbas, staigmena ir naujiena. Dabar taip, kokios energijos, kas vyksta Liepos mėnesį mergelių gyvenime. Kažkoks laukimas, išlaukimas, suprantat, galbūt Liepos mėnesį mergelės kažko tai laukia, suprantat, galbūt tikrai bus tokie įvykiai, kad reikės laukti, kažko tai išlaukti. Bet tai, žinot, išlaukimas, galbūt pačios mergelės nenori imtis kažkokių tai veiksmų, kad kažką tai daryti, kažką tai keisti ir tiesiog galbūt įsivaizduoja, kad viskas savaime pasikeis ir viskas, ta prasme, savaime susitvarkys. Taip, tai, nes kažko tai mergelės nenori matyti, kažkokių dalykų nenori matyti. Dabar savijauta, būtent savijauta, žinot, atrodo, kad kas buvo stabilu, kas atrodo buvo užtikrinta, viskas subyrėjo kaip kortų namelis. Bet mes matom ir finansuose vis dėlto mirti, kažkoks gyvenimo periodas pasibaigia ir vis dėlto prasideda naujas. Tai gal būtent finansinėje srityje kažkas tai tiesiog baigėsi, bet tai ta pabaiga ateina natūraliai, suprantat, tai nepriklauso nuo mergelių, daugmaž. Ir būtent ta savijauta galbūt ir yra, kad netikėtai viskas subyrėjo, bet žinot, kada šnekam apie finansus, tai dabar yra ir atostogos, taip, Liepos mėnuo, tai galbūt žmogus vis dėlto susiplanavo kažkokią kelionę ir ne, tai yra pabaiga, tos kelionės nevyks, bet kažkas tai kitas gali vykti. Pasižiūrėkime. Būtent tas savijauta, tai žinot, atrodo viskas, kažkoks įvykis pasibaigė netikėtai, iš tikrųjų realiai nesuprantam situacijos, kažkaip matom viską iškreipytai, tai gal būtent šitą situaciją tiesiog nesugebam pamatyti jos realiai. Ir tas dalykas, kad iš tikrųjų mergelės taip atrodo viskas pavargusios, nežinau ką daryti, daug minčių, ta prasme net nežinau nuo ko pradėti kažką tai keisti, bet tos energijos tokios nulinės, ne? Bet iš tikrųjų tai perspektyvos yra geros, yra perspektyvos, yra galimybės, tik reikia jas pamatyti, būtent ir tas savijauta, suprantat, kad kažko tai bando išlaukti arba nenori matyti. Iš tikrųjų galima jas pamatyti. Iš tikrųjų galima jas pamatyti ir tos perspektyvos yra. Reikia tik tai, ta prasme, galbūt nusiraminti ir pamatyti situaciją. Tuoj grįšiu. Atsiprašau. Piano di Nicazio dove adesso saranno i tassi, li prendi chiave da lui. Atsiprašom už
techninius trukdžius. Tai va. Ir dabar va finansai, taip, finansų sritis, va kažkas tai materialiam pasauliu, kažkas tai pasibaigia, kažkoks gyvenimo etapas pasibaigia ir jisai prasideda naujas. Bet niekados nereikia žiūrėti, kad mirtis tai yra kažkas tai baisaus. Gali pasibaigti ir blogas gyvenimo etapas ir prasidėti kažkoks tai naujas. Nes iš tikrųjų niekas nemiršta, viskas atgimsta. Dabar pasižiūrėkim vis dėlto. Va būtent žinot ką, šitoj situacijoje tai vis dėlto galbūt reikia priimti sprendimus ir tiesiog mergelėm reikia nuspręsti, palieka viską taip, kaip yra, ar keičia kažką. Tai va būtent jeigu palieka viską taip, kaip yra, tai galbūt tie įvykiai tokie va, ir bus vėl tos pačios problemos, ar dar kažkas tai gali kartotis. Va būtent reikia priimti sprendimus, kažką pašalinti galbūt iš savo gyvenimo. Galbūt mergelės per daug išlaidauja ir va gavosi taip, kad, kaip sakant, finansų Liepos mėnesį nėra, kas buvo suplanuota, kažkaip tai nėra jų. Arba keičiam kažką, tai suprantat, vis dėlto, nes va būtent ta situacija nebetenkina, va būtent šita materiali situacija mergelių Liepos mėnesį nebetenkina, kažkas tai vyksta šitaip. Bet tai gali būti tiesiog pirkiniai, kelionės, kažkas su materialiu pasauliu, galbūt mergelės planavo kažką tai pirktis. Ir va ta savijauta ir ta, kad šito daikto negali nusipirkti dėl kažkokių tai priežasčių, nes gal negali sau leisti dar šito dalyko, suprantat. Tai irgi, kaip sakant, materialus pasaulis. Asmeninis gyvenimas, jausmai, šeima. Vis dėlto kažkokia gali būti naujiena, žinia ir vis dėlto kažkokia kelionė. Bet tai ir vėl reikia eiti į priekį, suprantat. Jeigu kažkas tai gyvenime pasibaigia, kažkoks gyvenimo etapas, kažkokia situacija, reikia eiti į priekį. Tai neišvengiama, suprantat. Ir va būtent nesielkite kaip maži vaikai, galbūt prisimkite atsakomybę, pamatykite, kas vyksta jūsų gyvenime. Ir tiesiog turite pamatyti, kad kas neišvengiama, turite tai daryti. Čia jau pasirinkimo kito nėra. Darbas, darbe yra stabilumas. Darbe yra stabilu, viskas gerai, galbūt kažkokios darbinės šventės. Ta prasme, darbe tikrai stabilu, gerai jaučiasi, emociškai mergelės gerai jaučiasi. Staigmena ir naujiena. Va staigmena yra susijusi su laime, su kažkokia tai va būtent su mūsų emocijom, su ta laime. Ir naujiena tokia, kad va būtent toks, žinot, netikėtai kaip viesulas praėjo ir tiesiog visas mintis mums išbalansavo. Va būtent šitas va dalykas, ta naujiena, jinai tokia netikėta, greita, praūžianti, nes tai vis dėlto gali būti kažkas susijęs su apgaule. Ir vis dėlto mergelėm reikia šitą dalyką galbūt apgalvoti ir spręsti savo intuiciją. Tai gali būti vis dėlto kažkokia apgaulė, kažkokia tai vagystė, žodžiu, tai va būtent ta laimė tokia, suprantat. Tai manyčiau, tai taip ir gaunas, kad mergelės galbūt kažką tai sužino netikėtai. Ir viskas, ko tikėjosi, viskas subirėjo, suprantat, ir prasideda kažkas tai naujo. Ir dabar pasižiūrėkim, kaipgi mergelėm, į ką turi atkreipti dėmesį mergelės Liepos mėnesį. Į ką turi atkreipti dėmesį mergelės Liepos mėnesį. Žiūrėkit, vis dėlto atkreipkite dėmesį galbūt į tą žinutę, naujieną kažkokią, taip. Nes va būtent žmogus, kuris nori mėgautis gyvenimu, žmogus, kuris tiesiog nori Liepos mėnesį mėgautis savo darbo uždirbtais vaisiais, tais pinigais, taip tiesiog galbūt gerai praleisti atostogas, kažkur tai kažką. Pinigai, finansai, materialus pasaulis.
Ir va būtent, bet jum tai yra per sunku. Tai galbūt atkreipkite dėmesį į tai, kad galbūt jūs negalite sau leisti kažkokių tai pirkinių, galbūt jūs negalite sau leisti atostogų į Maldyvus, kad ir labai norėtumėte, galbūt gyvenate ne pagal savo galimybę šiandieną, nes tai yra jum per sunku, suprantat? Be abejo, galbūt galima pasiimti paskolą iš banko kokią, bet po to bus jum našta, papildoma našta, suprantat? Žiūrėkit, va būtent šita situacija, kuri yra galbūt sustojus ir atrodo, kad visai nekurta, bet jinai iš tikrųjų tokia, bet čia vėl materialus pasaulis kažkaip tai pentakliai. Iš tikrųjų tai yra naujas gimimas, tai yra imperatorienė, tai jūs tikrai šitoj srityje kažką tai kitas, tai kas dabar va gyvenime, galbūt kažkokie įvykiai vyksta Liepos mėnesį, tai gali atgimimas, tai gali gimti kažkokios naujos idėjos, naujos perspektyvos, nauji verslai, gali būti nėštumas, gali būti daug kas, bet čia šnekam vėl apie pentaklius. Darykite tai, ką išmanote, ką gerai mokate daryti. Kelkite savo tos pinigėlius, suprantat, bus naujų galimybių. Tai va, galbūt Liepos mėnesį kažkas tai neįvyko taip, kaip jūs norėjote, taip, bet yra naujų galimybių tikrai užsidirbti ir dirbti, suprantat. Tai žodžiu, kaip sakant, jūsų sritis, kas jūs esate, ta prasme, jeigu praradote netyčia pinigus, tai va būtent nepergyvenkite, naujos atsiras galimybės, užsidirbsite tų pinigų, suprantat. Negyvenkite praeitimi, paleiskite praeitį, tai man tiesiog nesigailėkite dėl kažkokių tai ten tų įvykių. Ir, žodžiu, nauji planai, naujos idėjos ir finansai po truputėlį vėl jie atsistatys, jie vėl užaugs. Jeigu tai šnekam apie materialų pasaulį, galbūt apie kažkokį tai daiktą, suprantat, nesvarbu, užsidirbsit, susitaupysit, nusipirksit naują ir viskas bus gerai. Ta prasme, nes jūs turite galimybę užaugti, suprantat, yra tos naujos galimybės. Bet svarbiausia, neprisidėkit naujų arba tiesiog, galbūt reikia viską daryti po truputuką, suprantat, ne taip, kad iš karto ten kažkas tai, va būtent tas galbūt bankinė kažkokia paskola ar dar kažkas. Nesitraukite naujų naštų, o aukite po truputėlį, nes galimybių jums tikrai bus ir tikrai ne viena užsidirbti ir pradėti va būtent kažkokius naują savo gyvenimo etapą, kuris senas pasibaigė ir prasideda naujas. Tai va, toksai mergelių Liepos mėnuo. Ačiū, kad buvote ir iki.